pagalvojau, kad noriu išpildyti ne savo svajonę, bet savo sesės. Nes jos svajonė buvo nuvažiuoti į Paryžių. Ir aš norėjau su mama ir sese nuvažiuoti į Paryžių, kad pralinksminti jas abi. Nes jos man labai daug padėjo per šią ligą. Tai aš noriu jom kažkaip atsidėkoti. Ir pradėjau žiūrėti jo tas madas, kaip jis kuria rūbus. Ir mane labai sužavėjo tas. O jis man labai patinka kaip asmenybė, nes jis yra linksmas, yra toks pozityvus. Ir šiandien, kaip atėjo, tai pozityviai kalbėjo ir pasakojo, kad esu šaunuolį, įveiksiu, viskas bus gerai, kad nebijoti, tai taip labai faina buvo. Man tas ne naujiena, aš tiesiog esu sutikęs daug žmonių, kurie susirgo, kurie pasveiko. Mano tėtis amžinatilsį išėjo su liga, bet suprantate, tai tiesiog yra gyvenimas. Ta jo svajonė tokia buvo, kokia čia svajonė, taigi paėmė, šovėm, atvažiavom ir ta svajonė išsipildė, bet geros emocijos visą laiką padeda. Ir jinai tikrai optimizmo, nežinau, kamuolys. Ir labai graži mergaitė, ir aš, nežinau, kažkaip, suprantat, būna nuojauta, va tu žinai, kad tikrai pasveiks ta mergaitė. Paryžių visi svajoja. Ar sveikas, ar ligotas, visi, žinai, nori nuvažiuoti, bet aš manau, kad tai vis dėlto svajonės ir norai geri, jie užmuša ligą, aš galvoju tai. Ir iš tikrųjų, ta mergaitė tiek entuziastinga, kad jinai nugalės viską. Ir ačiū Dievui, kad yra tokie fondai, kurie padeda tokius dalykus daryti. Tai stebuklingas darbas. Kiekvieną ligą mes galime įveikti, kad ir kaip sunku atrodo, bet mes esam visi stiprūs. Ir jeigu galvosim pozityviai apie tai, tai viskas eisis gerai. Nes aš iš pradžių, atrodo, bijojau ir net nenorėjau kažkaip į žmonės eiti, bet paskui supratau, kad čia tik liga ir aš galiu ją įveikti ir pozityviai žiūrėti ir dėkoti už kiekvieną dieną ir už viską, ką turiu dabar ir džiaugtis. Nes aš, pavyzdžiui, šią ligą įsivaizduoju kaip žaidimą ir kurį įveiksiu, nes nėra kito kelio. Tu gali laimėti ir viskas. Aš norėčiau padėkoti Juozui, kad mane aplankė ir tikiuosi dar kartą susitiksim ir ne vieną kartą. Ir tikiuosi, kad kai eisiu į agentūrą, galėsiu su juo dirbti ir eiti ant jo podiumo. Ir aš jam prižadu tikrai iš Paryžiaus prisiųsti nuotraukų.